vakarės po darbų. Šiandien vienas, brolis į kaimą. Nu, gal visai čia toks minimas neblogas gaus, nežinau, gal nesušalsiu biškį, per planai gal apsirengiau. Pažiūrėjau, kad plus 12, apsidžiaugiau, bet turiu įtarimą, kad tu įvėst pradės. Bet šiandien toks ratukas iki Trakų ir atgal, gal ir nieko, gal gyvas liksiu. Aha, tai va, tai dar testuoju čia iš AliExpresso tokią apsaugą ant GoPro nusipirkau nuo vėjo. Pažiūrėsim, kiek jinai pasiteisins, nes dar radau ant GoPro modas yra ganėtinai įkandama kaina. Dar galvoju apie tą modą, galbūt įsigysiu. Nu jo, lemenę reikėjo šiandien imti. Yra kaip yra. Ai, nu ir va čia dar pats kaltas. Ir žodžiu, norėjau pasitikrinti žinutę ir mintį tuo pačiu metu. Nu, šiaip tai man pagrindinis buvo, nu jeigu pagal kelių eismo taisyklės, ten bla bla bla, nu bet aš telefoną žiūrėjau. Tai kaip ir irgi pats kaltas, kad ir pagrindinis, bet tai nereiškia, kad apsaugotas. Ne vienu žodžiu, susidūriau su mašina, dviratis sveikas, mano koja gal ne visai tokia, wow, bet, nu, padilkčioju šiek tiek, bet mintį netrukdo, tai šiaip svarbiausia dviratis sveika. Su nuotykiais šiandien, su nuotykiais. Norėjau pasižiūrėti, kas čia daras, nu ir myniau pagrindiniu keliu. Žmogus iš pagrindinio iš šalutinių norėjo važiuoti. Aš jam kliūtis iš dešinės. Nu, bet jisai kažkaip sugalvojo, kad. Nu ir man reikėjo, aišku, atidžiau pasižiūrėti. Šiaip tai būčiau į telefoną nepasižiūrėjęs, tai būčiau prašokęs aš ir viskas. Ne jis man trukdytų, ne aš. Nu, bet life is life. Ką padarysi? Šitas gyveni ir mokaisi, žinai, ir niekaip neišmoksti, nes jau čia su broliu kaimynom, tai jau kiek kartų sakėm, nu blin, visą laiką mini rankos ant vairo, abidvi, neužsiminėti visokia pašalinė veikla. Tai ne, būna sugalvoji, tai atsisuk, tai pasižiūrėti kažkur, tai ten su viena ranka palaikai. Ir paskui gaudai. Arba dviratį, arba žemę, o kažką tai tokio. O, biškį padilkčio tai vietoj. Ties blauzdikauliu šį bamperį stūktelėjau. Nu, bet, kaip sakau, aš jo labai nekaltinu, pats durnas. Tai va, tuo taip tai. Iš šitos savaitės įvykių nieko naujo, nei mokykloje, nei gyvenime. Apart to, kad su broliu buvom Papildų pasaulyje šeštadienį, gavom diskauntą, nuolaidą lietuviškai. Ir kol kas žodinį sutikimą, kad galim naudoti jų logotipą kelionės metu. Tai jo, tai kol vyks parašymieji darbai, tai mes juos pasireklamuosim. Tada kelionės metu, o pačią kelionę mes tradiciškai pristatysim, kur mes minsim. Aišku, yra jau kas žino, kur minsim, artimesni žmonės žino, bet dar jau saulalo vakarop, reikia minti, nes galiausiai nieks namo neįleis. Sekmadienį važiuosiu pas Igorį, reikia pasitikrinti
ar bagažinė gerai pritvirtinta. Ką jis kaip ekspertas pasakys, nes aš prisisukau, bet kai dviratis naujas, norisi, kad dar pasižiūrėtų. Tai čiuožiu. Radau priežastį, kodėl čia atsijunginėja visą laiką. Mano bacai yra suporuoti su GoPro ir mano eksperimentas su AliExpresso šituo andeklu nuo vėjo tik dabar gali pasiteisinti. Nu tai nieko, iš dalies tai išsibandysiu ir su bacais, nes yra vienas iš būdų, kaip išvengti to vėjo, tai naudoti alternatyvius mikrofonus. Tai vat vienas iš tokių yra bacai arba AirPodsai. Tai pasibandysiu. Taip, tai kalbant apie rėmėjus, tai turim papildų pasaulį, turim sporto prekės LT, turim Lotusą, turim pernai metų rėmėjus, išskyrus Daytoną, nes brolis pakeitė darbą, tai jau bus galbūt kiti. Šiaip iš principo ta parama, kuri pas mus yra, tai jinai nereikia įsivaizduoti, kad mes prašom, kad būtume paremti 100%, kad ta visa kelionė būtų paremta. Tiesiog kas kiek gali, kiek kas nori, tai toksai yra dar. Yra kas pavyzdžiui, finansiškai tikrai mes iš jų nieko neprašom. Ir mes iš jų nieko irgi neėmam. Tiesiog yra kam atsidėkoti norim, kad ir tos pačios sporto prekės LT arba papildų pasaulis. Yra kas nuolaidą padaro, jeigu šiaip prekiam kažkokiom tai prisideda. Tai šiaip faina. Tikrai nėra tikslas susirinkti visą sumą ir žinot, iš to vos ne dykai ten prasivažiuoti. Tiesiog faina yra, kad galim pareklamuoti tuos, kas remia. Šiaip nežinau, kaip pasakyti, ant širdies geriau, kai maikė marškinėliai yra margesni. O šiaip tai šiai akimirkai tai dar bendrauju su 3, galima taip sakyti, rėmėjais ir gal dar 4. Ir manau, ties to mes ir apsistosime. Tikrai bus šiais metais tas vadinamas plakatas žymiai margesnis jau.
žymiai daugiau pavadinimų ir vardų, ir pavardžių, ir bus, aišku, ir visą tai keliaus ant marškinėlių ir į vlogus. Tai va, tai čiuožiu toliau į kalną, minu dabar. Kai gerai. Saulytė gerai. Kai saulytė, tai gerai, šilta. Saulė šviečia, tai net šilčiau. Bet aišku, jau jinai leidžiasi, tai į pavėsį, kai važiuoja, tai šalta. Tai, na ir žinoma, visas tas reikalas, jisai labiau toks moralinis yra. Mes tikrai nenorim užsidirbti, gyventi iš vlogų arba iš tų kelionių. Tai labiau mum moraliai smagiau tai yra, kad turim kas paremia. Plius šioks toks papildomas darbelis atsiranda. Reikia pasiderinti, reikia laiškus rašyti, o reikia kai kurį susitikimą nuvažiuoti. O toksai gyvenimiškas kaupimas patirties atsiranda. Tokių dalykų, kurių aš tikrai nedarau kasdieną. Tai va, tai iš dalies tai man tokia kaip patirtis nauja. Tokia atsiranda patirtis gyvenimiška, kontaktų daugiau atsiranda. Žinai, kaip kalbėti kitą sykį, nes pirmą kartą tai būna kažkokio ir vėjų gali ten suvemti. Atrodo, kaip ir aiškiai nori pasakyti, ko nori, bet iš šono tai keistai kartais gal atrodo. Ateina du čiuveliai, sako, žinot, norim paramos, bet mum nieko nereikia. Tai va čia gal ta juokingiausia dalis, kai išgirsta, galvoja, blemba, tu čia kažko nori iš manęs, bet keistai skamba, nieko nenori. Tai po teisybei tai mes nelabai ko ir prašom. Apart to, kad suteiktų leidimą logotipus naudoti, nes logotipai yra apsaugoti kaip copyrightas. Kadangi logotipas apsaugotas, tai tu negali jo tai paimti iš lempos, žinai, paimti iš intiko, ten nusikopinti, užsidėti ir tipo, valio, čia mane remia, nežinau, kubas koksai. Tai taip daryti negali. Ar ten, sakykime, iš sporto prekių, kur yra Firetexas. Tai aš negaliu tarptautinės įmonės logo taip lengvai pasiimti. Bet tada eini į kompromisą ir kadangi, kas aš toks, paėmus tai eilinis statistinis pilietis. Tai va, tai aš galiu pasiūlyti tada, kaip sakė vienas veikėjas, gerą dylą sudaryti. Tiesiog aš pareklamuosiu su sąlyga, jeigu galėsiu užsidėti logo. Jeigu sutinka, jeigu mano sąlyga tenkina, tai all good. Ir jiem gerai, ir man gerai. Ką žinau, aišku, ar kitai pusėje labai gerai, man tai labai gerai. Tai va, nes mūsų apranga tampa margesnė. Tiesa, aprangas jau užsisakėm, spalvas išsirinkom, tai laukiam, kol atkeliaus ir tada atiduosim spaudai. Ir tai vėlgi bus vienas iš rėmėjų, mūsų partneris, draugas kelionės, Giedrius. Tai vat, prašysim jo, kad uždėtų logotipus ant aprangos. Tai dabar tai varau toliau, dar 10 kilometrų.
Jau artėjom prie 10% nuolydžio kalno. Čia būna apie 70 greitis. Nu, bandom, kas čia bus. O, 66 ir 8.